Labas rytas, merginos. Aš šnekėsiu labai tyliai, tikiuosi mane girdėsit, nes maniškis dar miega. Ir atsiprašau už mano tokią būseną ir aš nepripratus rytais filmuoti su tokiu veidu, kaip nepripratus, labai retai filmuodavau. Ir ką, vakare šitėjau nuotrauką su mano naujais būsimais sakiniais į Instagram story ir paklausiau, ar jūs norėtumėte vlogmo ir sulaukiau labai didelio antplūdžio žinučių, ko aš tikrųjų nesitikėjau. Ir visos jūs labai norėjot ir kiek sakėt, kiek minėjot man, kad kadangi aš nedarau labai dažnai vlogų ir labai retai keliu video, tai būtų jums tokia kompensacija mano vlogmas. Tai žodžiu, tai aš bandysiu iš tikrųjų daryti, nežinau kaip man seksis, nes šis mėnesis labai pilnas tokių reikalų. Bet ką žinau, dažnai sakoma, kuo daugiau turim padaryti, tuo daugiau norisi daryti iš tikrųjų. Tai jo, tuo daugiau apsikraunam. Tai ką, aš ką tik atsikėliau, turiu dienotvarkį susirašius, ką man reikėtų padaryti per šią visą dieną ir iš tikrųjų labai yra daug. 14 valandą aš eisiu į darbą, o prieš tai turiu sutvarkyti visokius banko reikalus, nueiti pas advokatą, pas Lietuvos ambasadorių. Vienu žodžiu, labai daug visko, ko reikia nuveikti. Tai dabar aš atsigersiu vandens. Pradėsiu pakuoti savo pirmąjį nešokoladinį advento kalendorių. Tai pas mane šiandien už manęs, tai yra Lankom advento kalendorius ir aš advento kalendorių šiais metais turėsiu 3. Apie 2 likusius papasakosiu vėliau, kai būsiu darbe. Tai va, ką žinau, parodysiu jums, ką tada gavau pirmąją advento kalendoriaus dieną ir susitiksim vėliau. Taigi išpakuosim dabar pirmąją dieną advento kalendoriaus. Jums irgi dėjau Instagram story ir paliksiu kur nors čionais savo Instagram tą pavadinimą, vardą, nes labai dažnai dedu, kad ir nuotraukų gal dažnai nededu, bet labai dažnai dedu story, tai jeigu norėsit mane daugiau irgi pažinti, tai galėsite tenais pasižiūrėti. Tai ką, tada ieškom pirmos dienos, kuri yra čionais. Kaip aš nepratus pakuoti dovanų, kaip visas vlogeris viena ranka. Žodžiu, kažkoksai kremas ar aliejukas, tipo korektorius, veido spalvai, man atrodo, sulyginti. Ar kažkas panašaus. Žodžiu, kai pabandysiu, aš jums ką papasakosiu. Nuvariau, ką tik supirkau draudimą, sudėjau čekius į banką ir tiesiog norėjau pasidalinti tokią akimirką dienos ryte, kai buvau draudime tam. Buvo vienu žodžiu porelė tokia senų žmonių, labai senų, jau gal ten 75 metai, 8 metų. Ir buvo vyras su žmona ir vyras paklausė tas sekretorės, ar galėtų už jo žmoną parašyti ten žodžių prašymą ar kažką, nes jinai nesugeba rašyti. Ir taip žiūriu, ta močiutė buvo tokia drebanti, žinai, nenulaiko to pieštuko, o pati visa pasidažius, rožinis, gražus ten toks, ne šiaip koks čypo, labai gražus lūpdažis, susitvarkius, žiauriai graži šukuosena, labai gražiai apsirengus. Tai vienu žodžiu, tokia net pakėlė nuotaika iš ryto. Taigi labas again ir ką aš norėjau pasakyti, tai tiesiog, kad grįžau į darbą, pasiėmiau valgyti, ką imu labai dažnai, minimum 3 kartus per savaitę. Ir gavau šiek tiek siuntinukų, tai prieš juos išpakuosiu. Ir daug nepliurpsiu, nes pamiršau paminėti, kad stengsiuosi šitos vlogus daryti maksimum 15 minučių. Man atrodo, man taip užknis sveikintis 10 kartų per video, 24 dienas, kad... Ir aš skuprinus, nes nežinau, ant ko kamerą padėti. Tai va, aš gavau kelis siuntinukus ir aš jums tiesiog juos išpakuosiu priešais jūs. Ir ką noriu pasakyti, kad šiais metais tiesiog gavau, kad daug kam siūsiu dovanosiu kalėdinės dovanas.
Tai gali būti, kad tarp šių daiktų bus ne tik man, bet ir dovanų, bet pagal firmas, iš kurių siūsta, tai man atrodo, kad viskas tik man. Taigi, pirmas siuntinys yra iš Amazon ir aš jau nebeprisimenu, ko aš užsakinėjau. Kaip aš laukiu, taigi siuntinukas iš Amazon yra lemputės ir aš tikiuosi, kad aš jom nenusivilsiu, nes jos atrodo visai nedidelės, bet štai jos atrodo štai taip. Ir aš nusipirkau jas dvi. Tai nežinau, bus ar neglutės, ar kažkur stalą, biurą papuošti ir panašiai. Iš Vente Privée, tai yra prancūziškas puslapis, kur visokie brandai ir juos pardavinėja su bele kokiom dideliam nuolaidom. Ir aš nusipirkau. Kas tai yra? Tai yra štai toks, aš nemaniau, kad jisai bus blizgantis, blemba. Ir siūlo yra. Vienu žodžiu, nemanau, kad jisai man patiks, bet tai yra štai toksai megztinis su apnuogintais pečiais. Aš tokį ilgai norėjau, bet tikrai neblizgančiu, nes matot, yra medžiaga su šiek tiek blizgučio. Iš Atos ir jis atrodo kažkoks gan mažokas. Ir man atrodo, aš užsakinėjau sportinių dalykų. Sportinių maikių. Ar kažko panašaus. Kaip faina. Sportinė maikė iš Nike. Su užrašu Just Do It. Kokia faina. Taigi, kitas dalykas, man atrodo, yra liemenukas. Kuris atrodo štai taip. Ir aš šį albumą nešiuosi namuose. Jo, tai tas ir yra. Vau, kaip patogiai atrodo. Jie atrodo štai taip. Pabarsta Nike. Tikiuosi, man bus ne per maža. Ėmiau Emma. Ne, viskas bus gerai. Ir gale atrodo štai taip. Žiūri fainai. O kitas dalykas... iš Nike gavau. Ir viena vaikutė yra štai tokia su Nike ženkliuku ir gale vėlgi toksai ilgas dalykas. Kaip matot, va tai va atrodo. Nežinau, kodėl viską juodą pirkau. Štai tokia visiškai paprasta Nike maikutė, kuri labai, norėjau nusikeikti ką tik, kuri labai fainai tampusi. Pirkti dovanų savo pažįstamiem draugam šeimai ir supirkau dovaną savo. Taip visada būna su manim. Ir ką aš tiesiog norėjau pasakyti, kad tai va šiandien ryte sutvarkau daugumą reikalų. Po to dirbau ir po to sugalvojau daryti apsišopinti šiek tiek dekoracijom, nes norim biškį pasigaminti dekoracijų su savo darbuotoja. Na, tiesiog žvakučių kažkokių ir panašiai. Tai mes bonsoir. Ir norėjau greit parodyti, nes mano darbuotoja ir kartu mano draugė, kurios nuotraukas jūs matote labai daugelį mano Instagramo fotkių ir story ir panašiai, ir Snapchat'e taipogi, tai mes su jie darom tuos advento kalendorius. Tai yra vienas, kur mes keičiamės dovanom, tai aš tai jums parodysiu.
Šiaip nekreipkit, prašau, dėmesio į bardaką, nes yra žiauriai daug apkrauta pas mus. Tai yra štai toks kalendorius, yra sunumeruota dienom ir jinai jau savo dovanėlės įdėjo, o aš kadangi 2 dienas negalėjau nieko daryti, šiek tiek sirgau, tai aš dar nieko neįdėjau. Bet kadangi šiandien yra 1 diena ir jinai tu atvaro, tai aš viską greit sukrausiu, aš turiu beveik pusę dovanų. Po to, o kitas kalendorius tai yra arbatos kalendorius, nes mes labai mėgstam arbatą ir aš kažkaip pasinešiau šiais metais ant kalėdinės nuotaikos. Rengiuosi, vėl su jumis sveikinuosi ir pagaliau mano draugė atėjo ir aš galiu išvynioti savo pirmą dovaną. Tai jinai yra štai čia. Ça sent l'aime ou pas? Non. Ooh, I'm so excited. I'm so excited. Ah. Tiny calendar. Matau, pas? Une bug de focus. Non, parce que ça filme. Ah. Tu vois, il marche après, il s'enlève. Oups. C'est pas écrit? Peppermint. Mais c'est... Il faudrait quoi comme événement, genre... Moi, je pensais, genre, leur vendre des places, tu vois, pour time out, pas cher, mais en grosse quantité. Mais je pense qu'ils sont venus aujourd'hui, Kedge. Aujourd'hui? Ouais. Taigi norėjau aš jums pafilmuoti staigiai, ką mes su mano darbuotoja sukūrėm. Tai ant staigiųjų štai tokį nupirkau vazonėlį Tigerį ir prikliavom tiesiog žvaigždučių. Tada čia išpuškiam dažais, sidabriniais ir auksiniais, užkliavom visokių blizgučių, žvaigždučių, kaspinėlių ir taip toliau. Taigi, brangiausias, kai matot iš mano veido ir pozicijos, aš jau sumirus ant savo sofos. Dabar yra 1 valanda nakties ir aš esu po visų darbų. Ir man atrodo, pirmą kartą šiandien atsisėdau, ne, sėdėjau, kai dariau dekoracijas. Tai va, žodžiu, iš ryto išėjau iš namų ir tik dabar grįžau. Tai va, pirmas įspūdis apie vlogumą, tai iš tikrųjų yra labai sunku, nes visą laiką kažką, kai darai, reikia galvoti dar, kad kažką nufilmuoti ir dar plus redaguoti. Tai vien žodžiu, tikrai labai daug užima laiko. Ir suprantu dabar panelės, kurios darydavo ir labai gerbiu tas, kurios įdėdavo kasdieną grinai tam tikrų laikų ir sugebėdavo sukurti tos vlogumus. Tai va ką, šiandien aš su jumis tada atsisveikinsiu, tikiuosi jums šitas vlogumas patiks. Tai va, gerai tada atsisveikinu aš jumis, pučiuoju, myliu ir iki rytojaus.